Taigi sveiki visi. Šiandien aš filmuoju SAS4 ir Lastendį. Jo, iš tikrųjų geriau žaisti su keliais žmonėm, nes Lastendis yra toksai mapas, kuriam reikia žaisti nors 2 žmonėm minimum. Mes draugai žaisdavom, labai įdomu būdavo ir jo. O aš žaisiu šiandien vienas ir nežinau, kaip man pavyks žaisti, nes iš tikrųjų yra sunku vienam žaisti, žinot jau viską, kas yra sunku žaisti ir jo. Galim padėti. Matote, turim išgyventi iki 6 raundo, bosą turėtum nugalėti su tokiu geru ganu. Esu 17 lygio, man rodė 18 gal. Nu, nežinau, pažiūrėsiu. Turiu va tokių ganų. Jo, pistolą geriausia. Pistolą turiu 7 levelio. Ta 2 levelio turiu. Paskui, nu, viską parodysiu aš po šito raundo. Jau antras veivas, iš tikrųjų labai gerai visai išvarėm. Pirmą veivą. Antras irgi mums sekasi, tik reikia nužudyti tuos, nes yra 25 laipsnių. Jeigu jie naina iki ten pabaigos dalies, nu, iki metų pabaigos, aš tada nuėmam laipsnių, kaip galim sakyti, tenai toj vietoj žmonės kitaip nežudo kitaip. Ir jo žudo, ir nulis, ir mes nebegalime žaisti. Tai tipo failėt. Ir aš šitų nekenčiu labai, bet jie mums nieko dar nepadaro. Iš tikrųjų aš jų nekenčiu. Nes jie apmėto kleiviam. Jo. Gerai. Ir trumpai pakalbėsiu, kodėl po vieną video pradėjau daryti dieną. Tai nežinau. Iš tikrųjų daug video gaunasi ir jūs net nežiūrit tų video. Tai geriau dieną palauk biškį man, tai va. Darysiu vlogus tik tai biškiuką vėliau. Jo, nes vlogai palauks mane. 3, 4 raunas. Labai kietai. Mes čia tiesiog tikinam ir matom, kada yra laipų mažiau mums ten mažėja, tai aš tada spėju jau nubėgti, va matom. Tas norėjo įsiveržti ir iš mūsų, taip sakant, pavogti laipus, bet jam nepavyko dėja. Turiu gerus armorus. Galėsiu net parodyti. Nu, viską čia neparodysiu. Jo. Nes labai su draugu tik žaisdavom multiplayerį, nežaidėm tik su draugu. Šito ganu man labai easy visus išžudyti, tai jo. Aš jį džiaugiuosi, nes tik dabar gavau, mes su draugu ten žaidėm ir jis turėjo eiti, nu, nusikrovė ant plančiai ir, žodžiu, jisai atsijungė. Tai jo, ir mes tada perėjom ten, žodžiu, robotą tą, 2 robotus pakilinom, tai ir gavom kaip ir gerą strongbox. Tai jo. Jo, ir aš padariau labai didelę klaidą, nes mane sutrukdė. Ir dabar aš iš tikrųjų labai didelę klaidą padariau, nes aš nuėjau, nes puolė mane zombiai, mato 21 gyvybę turiu, tai iš tikrųjų mažai ir esam 5 raunde, tai pagal mane tai yra blogai. Nežinau, kaip jūs manot. Su draugu tai visada beveik lūsindavom šitą mapą, nes jisai ten, žodžiu, laukdavo, aš kilindavau su lievais dar ganais. Tai. Matot, bando čia perėti, bet mes jam turim neleisti. Jo. Gerai. Bando iš tenai ateiti, ne? Labai daug vokiečių, bet mums tai nebeaišku.
Lembo šlagino. Jis iš tikrųjų nusivalyta ekraną, nes iš viso, nes neįmanoma atsirašyti. Jo, ir man jis krauna ant tokios geros vietos. Kai taip gerai žaidžiau, man jis krauna, nu labai blogai, nes nenorėčiau iš tikrųjų pakišti. Ir gerai, dabar biški bus televizoriaus garsų, labai nepykit. Ir jo gerai kilnam. Ir esam 7 raundė, tuoj baigsis raundas. Ir tada galėsiu parodyti savo ginklus. Jo. Bet 2 dar raundai mums liko labai daug. Manau. Galim ir šitą ganą panaudoti. Tu įjungis televizorių. Jo, ir mes iš tikrųjų gan gerai įsiveržėm į priekį. Ir jo, mes iškertam juos kaip nubas. Matot. Nubai yra nubas. O ne, ir jie išeina, kur jie eina. Bet iš tikrųjų daug ką gali padaryti bosas, nes jis irgi yra stiprus ir jis irgi mums gali gan daug laifų minti. Tai pasilikim geresnį ganą kitam laikui. O dabar pakilinkime su, matot, labai gerą ganą. Jis irgi pistolas, bet jam baigėsi. Ir jo galime mes tuo biškiuką pakilinti, nes žiūriu, kad čia kažką ateina labai daug zombių ir jo, dabar jau baigsis raundas, tai labai gerai, nes mums liks vienas raundas iki boso, arba jau bosas bus. Tai gerai. Perkame emų. Kiek tai galim, tiek užteks tikiuosi nukilinti bosą, nes iš tikrųjų labai bus sunku nukilinti bosą. Nes jam, kaip žinau, yra labai daug laifų bus. Ir žaidžiam ant single player, tai jam iš tikrųjų daug laifų bus. Ir mums jį sunku bus nužudyti. Ai, dar nėra boso, dar galiu biškiuką. Kada bosas čia ateis, tada aš jį nukilinsiu. Įdomu, koks bosas, jeigu tie paprasti bosiukai, tai aš visus 3 iš karto jos iškilinau, tai draugs net nespėja pakilinti, iš karto sako, čytas, aš su tuo ganu iš karto visus iškilinau. Lol, sakau lol. Lollipop. Visus iškilinau, kaip nesąmoningai. Nesąmoningai iškilinau. Ole. Ai, tie bosai lol noob. Jeigu dar vienas bosas, tai iš karto nukilinsiu. Jeigu, oh my fucking, 2 bosai, tokie gerumo, žinot, galėsiu ir mirti. Jeigu būtų tik vienas toks bosas, nėra kaip sakant bus. Ir gerai, kad jie mane vėjasi, o ne villager kaimą, ir mane užlagino, ir aišku, mes mirštam. Ir mes galime Vitskerį nugalėti, jį yra tik tai sunku privilioti prie savęs, nes jis mėto tiesiog savo tos ugnis ir mums sunku iš jų išsisaugoti. Ir jo, mes nugalėjom jį ant single playerio. Iš tikrųjų, aš net nesitikiu, kad mes jį nugalėsim. O, ir nugalėjom. Kaip nubą ištaškam. Gerai. Holy shit. Ten yra zombių. Kaip matau, ir čia yra nelabai gerai. Nes jie man gali nuimti laifų ir prašau, ne. Gerai. Viskas periau. Jo. Ir per 9 minutės iš tikrųjų daug
Ir dabar laifą sustatom. Labai norėčiau. O su visom laifom mesam ir jo, mission complete. Ir žiūrėsim, ką gausim strongboxų, jo. Ir va, mato, kiek kilų padarėm, kiek gavom daugokai. Dar 19 levelis jas. Ir toj žiūrim, opa, būtus gavom gerus. Turėsim jau visą setą. Labai gerai. Glius galim parduoti. Ir paskutinis strongboxas. Ką gavo? Yes. Nu, galim sakyti geras. Ir jo. Tai parodysiu savo ganus. Einu parodysiu, va. Mano ganai yra va tokie. Matot? Ir dar dva tokie čia. Levelius matot, galite sustabdyti. Labai gerai. Gerai, galite sustabdyti. Ir šitą pažiūrim. Būtus jau sudedam. Palaukit, kiek jie tų muštukų ir kiek tie muštukų. Man iš tikrųjų tie būtų geriau, nes aš labai noriu tą visą setą turėti, man čia trūksta plaukų ir turėsiu labai gerą visą setą. Ir va, ką gavom. Iš tikrųjų visai kietai palošiam. Negalvojau, kad tai palošiam. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo SAS 4-5 dalis. Ar 2. Viso gero.